Tikimės kovoti žymiai rimčiau, taip sako Kauno Žalgirio treneris Tomas Masiulis, po to, kai daug šansų kauniečiai Eurolygos atkrintamųjų starte neturėjo. Dabar serija keliasi į Kauną, o atvykstantis Fenerbahče klubas pučia savo pasitikėjimą, vėl kalba apie aukščiausius savo tikslus. Jau rytoj Žalgirio arena Kaune visiškai nusidažys žalia spalva. Arenos darbuotojai šitaip ant kiekvienos kėdės visiems ir galiams ruošia specialius marškinėlius, kas su sausakimša arena padės sukurti dar geresnę atmosferą. Juolab, kad ir Žalgiris trečiose serijos rungtynėse Fenerbahčei nusiteikęs priešintis. Prie savų žiūrovų tikrai tikimės, kad duosime žymiai rimtesnę kovą. Turkai skelbia, kad į Žalgirio areną atvyks iki 200 Fenerbahče fanų, todėl reikšmingos atsvaros palaikymui Nemuno saloje jie nesukurs. Visgi ši serija dar kartą parodo, koks svarbus Eurolygos atkrintamosiose yra namų pranašumas. Nors namie žalgiriečiai rytoj turės triukšmingą palaikymą, serijoje pralaimėjus pirmasias dviejas rungtynes Turkijoje, jie jau atsilieka 0-2. Kas reiškia, kad jei Fenerbahče rytoj triumfuos Kaune, Šarūno Jasikevičiaus klubas iškart pateks į finalo ketvertą. Svarbiausia išlaikyti aukštą lygį atkrintamosiose ir finalo ketverte. Jasikevičius ir jo štabas yra profesionalai, gerai paruošę komandą. Svarbiausia buvo lemiamas kovas pradėti be traumų. Dabar mūsų tikslas – finalo ketvertas. Istoriškai, kai Eurolygos ketvirtfinaliuose viena komanda po pirmų dviejų mačų laimi rezultatu 2-0, tai reiškia kone serijos pabaigą. Per visą istoriją tik vienintelė komanda tokioje keblioje padėtyje yra išsikapšiusi, kai Madrido Realas prieš 3 metus neįtikėtinai išsigelbėjo serijoje su Partizan klubu. Tačiau net ir tam tąkart prireikė šalutinių aplinkybių, kai po muštynių Eurolygą diskvalifikavo Partizan tuometinį lyderį Keviną Panterį. Visi aplinkui nuvertino Fenerį, kad jie tokie atėjo į tas mūsų šitus playoffus kažkiek tai neformai gal, bet jie kaip tik pasiekė, matom, kad jie esą optimalioj formai, visi žaidėjai grįžę ir kokio lygio komanda. Masiulis omenyje turi atkarpą, kai Fenerbahče kone visus primigdė, kai reguliariojo sezono pabaigoje krito į pralaimėjimų liūną, iš 10 mačų pralaimėjus net 7. Visgi vėl susigrąžinus traumuotų žaidėjus, ypač puikiai besiginantį Nikolo Melį, Fenerbahče ambicijos lieka aukščiausios – apginti titulą. Įliejus naujus žaidėjus ir pradėjus žaisti gerai, mes dar kartą parodėme, kad esame viena ambicingiausių komandų Eurolygoje. Šioje serijoje Žalgiris turkų flagmano gynyboje kol kas visiškai surakintas. Tai pirmas Kauno klubo atvejis šio sezono Eurolygoje, kai dviejose rungtynėse paeiliui Žalgiris nepelno daugiau nei 78 taškų. Bendras abiejų mačų vardiklis yra ir katastrofiškas pataikymas. Kartu sudėjus per 2 rungtynes Žalgiris pataikė vos 10 tritaškių. Fenerbahče 3 daugiau sumetė vos per vieną antrąjį mačą. Tiesa, Tomas Masiulis savo sistemą toliau tiki. Kažko smarkiai tikrai nepakeisim, taip kad čia ir manau nėra tikslo, kas mumis atvedė iki šitos vietos, mes turim tą tik tai žymiai viską geriau daryti, mano tokia idėja. Trečiasis serijos mačas nuo 20 valandos prasidės jau rytoj, tiesioginė transliacija per TV3.